Kodėl tai tapo aktualu šiame amžiuje? Na, per pastaruosius 6000 metų mes augindavome grūdus prie upių. Potviniai sunaikindavo gausų derlių, tad fermų žemės būdavo demineralizuotos. Dabar fermos negali pasigirti prabangą. Tad mano pirmasis patarimas yra toks. Naudokite mineralų papildus, kurie yra koloidiniai, organiniai, ionizuoti, gauti iš augalų, skystieji. Koloidiniai mineralai yra fotosintezės metu atsirandantis ir sustiprina jūsų energiją ir imuninę sistemą. Dabar kalbėkime apie tai, ką aš vadinu cheminiu skandalu. Ar žinote, kad tūkstantmečio tėkmėje buvo naudojama 150 įvairių chemikalų? Jų yra visur. Štai pavyzdžiui buitiniai reikmenys. Jų sudėtyje yra plastiko, fosfatų, kvėpiklių ir kitų medžiagų, kurios nuolat patenka į orą. Grįžę namo patenkame tarsi į dujų kamerą. Kodėl naudojame tik daug valymo priemonių? Kam tai reikalinga? Mes esame tokie įsitikinę, kad jų reikia, kad naudojame 16-18 įvairių cheminių priemonių kiekvienai namų patalpai. Štai pavyzdžiui, vonios kambarys. Paskaičiuota, kad vonios arba kosmetinėme kambaryje yra apie 900 skirtingų chemikalų, kurie patenka į organizmą per odą, plaučius bei nosį. Mes mokome savo vaikus higienos, tačiau kokia kaina? Štai yra keletas cheminių produktų, kurių galite rasti savo namuose. Natrio sulfatas bei propilengglikolis. Jie yra putojančių priemonių bei dantų pastos sudėtyje. Šie chemikalai patenka į organizmą ir sukelia daug problemų, pavyzdžiui, alergijas. Antrasis patarimas. Sumažinkite chemikalų kiekį, ypač vonios kambaryje. Pagalvokite apie berniuką, kuriam bėga nosis. Pauostę jo drabužius užuosite, kad jie kvepia. Tikriausiai jie išskalbti kažkokioje medžiagoje, kuri sukėlė tokią reakciją. O kaip dėl pižamos ir pagalbės? Kokią žalą chemikalai daro ląstelių membranoms? Ir neužmirškite skaityti maisto produktų etikečių. Mūsų organizmai yra teršiami toksinėmis atliekomis. Kaip to patikėti? Susiraskite gerą knygą, kurioje rašoma viskas apie priedus ir jų kiekį, kuris naudojamas. Tačiau ne visose šalyse leidžiama tos skaičius atskleisti. Kitur tai yra draudžiama. Trečias patarimas. Neskaitykite tokių reklaminių antraščių kaip antioksidantai ir kita. Pasistengkite suprasti ingredientų lentelę. Ketvirtas patarimas. Filtruokite vandenį. Pakalbėkime apie oksidantus. Daugybė žmonių šiandien net nėra girdėję apie juos. Buvo laikas, kai medikai draudė vartoti antioksidantų priedus. Nūdien galima pastebėti, kad jie ir patys juos vartoja. Tačiau kodėl antioksidantų nebuvo galima vartoti anksčiau, o dabar galima? Priežastys. Mes buvome priklausomi nuo laisvųjų radikalų. Antra, mes išgaudome antioksidantus iš vaisių ir daržovių. Pasikeitimai ūkio srityje ir genetinė inžinerija užkirto tam kelią. Penktas patarimas. Vartokite kokteilį stiprių antioksidantų, kurie šalina toksinus iš organizmo. Vienas iš svarbiausių organizmų yra kepenys. Jos šalina iš organizmo toksinus, nuodus ir chemikalus. Na, bent jau tai būdavo. Kepenys naudoja įvairius mineralus, kad įvyktų pašalinimas. Dabar kepenys nebegauna jokių mineralų gaminti enzimus, nes mūsų maiste mineralų trūksta. Antra, mes perkrauname savo kepenis per nelyg didelių kiekių chemikalų, tad jos nebegali jų perdirbti. Tad chemikalai kaupiasi riebalų ląstelėse ir sukelia nutukimą, smegenų problemas ir kitą. Mano šeštas patarimas. Stenkitės išvalyti savo riebalų ląsteles ir padėkite savo kepenims pašalinti nuodus. Jeigu esate moteris, kurios amžius nuo 12 iki 98 metų, siūlau naudoti hormonų pusiausvyrą palaikantį kremą. Paskutinis mano patarimas. Gerkite daug filtruoto vandens ir nuosaikiai mankštinkitės. Taip ir girdžiu jūs sakant, mineralai, antioksidantai, hormoniniai kremai ir kita. Kiekgi man tai kainuos? Na, pagalvokite apie savo gyvybės kainą. Kiek sumokėtumėte, kad išvengtumėte ankstyvos mirties? Įsivaizduokite, kad gydytojas pasako, jau kitą savaitę jūs mirsite. Tačiau galite prailginti savo gyvenimą, nusipirkdami $50 000 kainuojančią tabletę. Argi nemokėtumėte tos sumos, kad prailgintumėte savo gyvenimą bent 1 ar 2 metais?
Ar iš meilės savo vaikams ar vaikaičiams nemokėtumėte tokios sumos? Be abejo, kad taip. Jeigu sumokėtumėte tik $2.50 kasdien dėl nuolatinės prevencijos, tai prailgintų jūsų gyvenimą. Tai netgi mažiau negu kavos puodelio kaina. Be abejo, kad imtumėtės to. Bet jei negalvojate apie save, pagalvokite apie savo vaikus. Kokią aplinką jiems paliekame? Jie jūs stebi. Tad pritaikius tam tikrus pakeitimus, galima užtikrinti kitos kartos gyvenimą. Tad bendri patarimai būtų tokie. Vartokite mineralus, antioksidantus, hormoninius kremus. Gerkite daug filtruoto vandens. Nuosaikiai mankštinkitės. Pašalinkite chemikalus iš savo gyvenimo. Išmeskite mikrobangų krosnelę lauk. Pagalvokite apie tai ir padarykite pakeitimus. Mokykite to savo vaikus.